endokrinologe Laura Daugintyte Petrušiene ir šiandien mes liesim turbūt vieną iš man pačių smalsiausių temų, tai yra kalbėsime apie skydliaukę ir skydliaukės veiklą. Ir iš tiesų, pirmiausia, turbūt ir noriu pradėti nuo to, kad supažindinkit mus, kas tai yra per organas ir ką jis mūsų organizme apskritai veikia. Sveiki, malonu šiandien būti su jumis kartu. Ir taip jau yra, kad visą mūsų organizmą valdo hormonai, o skydliaukė tai yra mažytė liauka, drugelės formų liauka kakle, kuri reguliuoja visą organizmą, visą medžiagų apykaitą, mūsų nuotaiką, energiją, augimą, visus metabolinius procesus ir vaisingumą. Tiesiog nėra nei vieno organo, kuriam nereikėtų skydliaukės hormonų pagalbos. Tai iš esmės vėlgi daug funkcijų atlieka skydliaukė ir galėtumėm išskirti kažką tokio, kur jos darbas yra intensyvesnis, ar čia taip irgi visapusiškai tai veikia ir visur prisideda? Jeigu skydliaukės veikla yra normali, tai žmogus tiesiog įprastai gyvena ir nieko nejaučia. Dažniausiai pajaučia tuomet, kai skydliaukės hormonų yra perteklius arba trūkumas. Ir priklausomai nuo to, ar jų yra per daug ar per mažai, visiškai skirtingi pojūčiai. Ir tiesiog net nėra kaip apibendrinti, nes pojūčiai, simptomai yra visiškai skirtingi, reiktų kalbėti atskirai apie kiekvieną atvejį. Tai mes ir prabėgsim eigoje apie kiekvieną atvejį. Ir iš tikrųjų šita tema turbūt labiausiai gimė, nes kadangi mano sritis yra mityba, valgymo psichologija, aš tai 2 krypčių žmogutis esu, tai mes turim labai daug įsitikinimų apie svorį ir skydliaukę. Tai ar mes galim kalbėti, kad skydliaukė veikia mūsų svorį tiesioginiais kažkokiais mechanizmais, ar mes turim tada jau šalia, tarkim, skydliaukės veiklos sutrikimai daro gretutinę kažkokią įtaką kitiem organam ir tada mes turim svorio pokyčius į didesnę ir mažesnę pusę? Ir taip ir ne. Nes jeigu skydliaukės hormonų yra trūkumas, ji per mažai gamina hormonų, tuomet lėtėja organizme visi procesai. Ir lėtėja medžiagų apykaita, to pasekoje auga kūno svoris. Jeigu tai yra ilgas laikotarpis, taip pat tas skydliaukės hormonų trūkumas užveda kitus mechanizmus ir kitas ligas, kitas problemas. Tai tiesiog taip jau yra, kad vienas hormonas gali išbalansuoti ir kitų hormonų būklę ir tada viskas užsiveda rimčiau. Jeigu hormonų yra per daug, skydliaukė gamina, tada greita medžiagų apykaita, svoris mažėja, net ir esant labai intensyviai mitybai dideliam kiekį, vis tiek valgo žmonės ir lieknėja. Ir tada taip išeitų, kad gali būti ir tiesioginis poveikis, tas toks ūmus čia ir dabar, bet gali būti, kad kažkoks ilgalaikiam procese tas skydliaukė išsiderina ir tada mes turim svorio pokytį. Iš esmės per abi pusės tai veiktų. Ūmus tai dažniau, jeigu per daug hormonų, tai gana greitai ši būklė pasireiškia. Jeigu trūksta hormonų, tai lėtėja medžiagų apykaita lėtai. Ir kaip apskritai galbūt galite truputį padetalizuoti, kas čia vyksta, kas sutrinka, kas tą svorį augina, kas tą svorį mažina, kaip tie procesai tiesiog vyksta mūsų organizme? Tai medžiagų apykaitą reguliuoja 2 skydliaukės hormonai, laisvas trijodtironinas ir laisvas tiroksinas. Jeigu jų trūksta, tai tiesiog medžiagų apykaita ir lėtėja. Daugiau detaliau turbūt nėra gal reikalo gilintis, bet tam, kad organizme vyktų pusiausvyra, dar turim prisiminti, kad yra hipofizė, mažytė liauka galvos smegenyse ir ji reguliuoja visą endokrinologinę sistemą. Tai jeigu skydliaukė per mažai gamina hormonų, tuomet ji daugiau išskiria stimuliuojančio hormono, skydliaukė stimuliuojančio hormono, trumpinamas TTH arba TSH. Ir jeigu jau nesugeba vis tiek skydliaukė tinkamai pagamina hormonų kiekio, tada jau turime procesą ir simptomus. Bet mes kalbame apie tai, kad iš esmės tada skydliaukė labiausiai veikia per medžiagų apykaitą. Taip, ir per šį procesą gali išsibalansuoti kiti endokriniai organai. Tai iš esmės tiesiogiai turim medžiagų apykaitos greitėjimo arba lėtėjimo priklausomai nuo to, kaip veikia mūsų skydliaukė. Jeigu funkcionuoja tinkamai, svoris yra normalus, viskas yra tvarkoje.
Gali būti taip, kad skydliaukė funkcionuoja tinkamai, o svoris auga. Tai tiesiog kitų priežasčių reikia ieškoti, bet jau tuomet mes skydliaukės nebekaltinsim. Bet dažnai, ir jūsų galbūt praktikai susiduriant su tuo, kad moteris ateina ir sako skydliaukė ir auga svoris. Taip. Dažnai yra galvojama, kad bet kokia skydliaukės diagnozė, sakykime, mazgelis skydliaukėje ir dėl to jau viskas yra sutrikę ir auga svoris. Tai tikrai reikia atskirti tuos dalykus. Mazgai skydliaukėje dažniausiai jokių simptomų nesukelia, nebent kakle moteris gali jausti, dažniausiai moteris turi skydliaukės mazgus, kokį diskomfortą, bet kalbant apie hormonų veiklą, tai tik tai kraujo tyrimai ir vėlgi, kaip ir su daugeliu dalykų, jau čia tokia klasika. Kiekviena moteris, kuriai slenka plaukai, galvoja, kad jos skydliaukė sutrikusi. Bet tikrai tų priežasčių yra įvairių, tai taip ir su svorio augimu. Nebūtinai kalta vien skydliaukė. Bet turbūt dažnai sutinkat, kad ateina moteris dėl to. Taip, tikrai dažnai. Nes mano darbo patirtis irgi, ir kai aš klausiu moterų, irgi sako, tai čia skydliaukė yra kalta ir kaip ir jūs sakot, netgi kartais negali paaiškinti, kokie yra skydliaukės veiklos sutrikimai, tai mes eisim po to truputį plačiau apie tai pasikalbėti, bet išgirdus žodį skydliaukė, kažkaip vis tiek esam linkę ją apkaltinti dėl to svorio. Taip. Kažkodėl taip yra. Kažkodėl taip yra, už tai ir turim tą šiandien susitikimą, kad iš tiesų išsiaiškinti, kas čia vyksta ir truputį jau pradėjo dalintis. Mes iš esmės turim 3 tokius pagrindinius hormonus, tai yra FT3, FT4 ir TTH. Kaip jie veikia mūsų tą organizmą, nes tarkim, kiek esu šiek tiek susipažinus, tai jeigu mes turim FT3, tai ten labai aktyvi tada būna skydliaukė, jeigu ne, tai būtinai patikslinkit, bet kaip tas kiekvienas hormonas, ką jis veikia mūsų organizmą? Jie veikia kartu, jie visi visada veikia kartu ir jie visi vienas nuo kito yra priklausomi. Jeigu skydliaukė pagamino daug FT3, tai bus daug ir FT4 ir tada TTH bus nulinis. Čia jau tas grįžtamo ryšio principas su hipofize. Atvirkščiai, jeigu skydliaukė negamina pakankamai, FT3, FT4 maži, tada bus TTH didelis. Ir jie taip ir veikia, kad vienas kitą stimuliuodami arba slopindami. Tai iš esmės tokios 2 FT3, FT4 veikia kartu ir TTH tada atreaguoja priešingai. Taip, jis kaip veidrodinis atspindys priešingai, nes kartais irgi sunku suprasti, ar daug tų hormonų ar mažai. Tai jeigu FT3, FT4 yra padidėję, reiškia yra hiperaktyvi skydliaukė, o jeigu TTH padidėjęs, tada yra hipofunkcija. Dabar aiškiau pradeda darytis ir kai ateisim prie hipo ir hiper, tada turbūt ir tas visas bendras paveikslėlis susidės. Ir dabar dar irgi pasmalsausiu apie skydliaukės pašalinimą. Nes mes šiandien kalbam, kad tai yra organas, kuris yra atsakingas už hormoninę sistemą stipriai ir už medžiagų apykaitą ir už begalę kitų procesų mūsų organizme. Tai jeigu mes pašalinam skydliaukę, nes dabar gana dažnai irgi tenka su tuo susidurti, kad skydliaukė yra pašalinama, kaip tada hormoninė sistema elgiasi? Kai pašalinamas organas, visi žino, kas gali nutikti, jeigu praeis laikotarpis be to organo gaminamo hormonų ir jau, jeigu ne operacijos diena, tai vėliausiai kitą rytą yra skiriamas tiroksinas, sintetinis levotiroksinas, kuris iš principo atlieka tą patį darbą, ką padarytų skydliaukė būdama organizme. Ir niekas nelaukia, kol sutriks, dėja, būna taip, kad dozės tas pritaikymas, atititravimas užima laiko ir pooperacinis tas laikotarpis ne visada puikus savijautos prasme būna. Nes reikia surasti tą pakaitinę, sakykime, turbūt čia galėtume. Pakaitinę dozę, pakaitinę tą terapiją. Aišku, yra skaičiuojama, galima maždaug paskaičiuoti pagal kūno svorį, 1 kilogramui svorio apie 1,6 mikrogramus tiroksino fiziologiškai turėtų pagaminti sveika skydliaukė. Bet kai mes turim jau cheminį preparatą, ne visada jisai veikia taip, kaip mes tikimės. Ir vienom moterim veikia stipriau, atrodo, kaip čia tokia mažutė dozė ir visiškai fiziologiškai hormonai jau kai tyrėme po operacijos normos ribose, arba didelė dozė, o nėra nei savijautos geros, nei hormonai nenorma, nes yra dar įvairūs dalykai, fermentai, kurie dalyvauja to vaisto pasisavinime, kurie tinkamai arba netinkamai suveikia ir nuo to tos dozės varijuoja, sviruoja.
Ir dabar ką truputėlį aš tada girdžiu, kad kūno svoris šiek tiek apsprendžia, kokia ta dozė turėtų būti. Tikrai stipriai apsprendžia, todėl gaunas toks tarsi užburtas ratas. Jeigu moteris stambėja, tai skydliaukiai yra sunkiau dirbti. Ir gali būti, kad skydliaukės hormonų trūkumas yra santykinai ir dėl to, kad šiaip moteris gal netinkamai gyvena, ar ne, ir augina svorį. Ir normalizavus kūno svorį, pati skydliaukė gali jau gebėti aprūpinti organizmą hormonais. Tai va čia yra įdomu, kad vis tik tai mes turim stiprias sąsajas tarp hormoninės sistemos ir kūno svorio. Taip, čia jau tas kuris koreguoja tas dalykus, bet iš esmės tikrai, tai vėlgi, aš šiaip mėgstu sakyti, kad riebaluose gyvena hormonai. Ir turbūt taip tiesiog ir galėtumėm suprasti, kad didėjant kūno svoriui, skydliaukė turi tą didesnį darbą, susitvarkyti ir aprūpinti. Ne tik skydliaukė, ir kasa, ir insulino gamyba, ir atsparumas, nejautrumas, ir visi mechanizmai. Visi. Viskas, žodžiu, su tuo svoriu. Ir dar tada mes turim tą peraktyvę skydliaukę, kai yra per mažas kūno svoris, taip? Taip. Tai didelis kūno svoris neaktyvi skydliaukė, mažas kūno svoris peraktyvi skydliaukė. Jeigu taip labai paprasta žmonių kalbas sudėti. O tada, jeigu, tarkim, moteris labai stipriai nusimetė savo kūno svorį, kaip skydliaukė tada reaguoja, tarkim, per 2-3 mėnesius minus 20 kg?